Na va, pabandysim pratesti iš tikrųjų tą, ką mes vakar nutrūko mums. Taip aš pati net nepastebėjau, kaip taip greitai laikas prabėgo. Tai šiandien šiek tiek dar staptelsim prie paveikslėlių susitvarkymo. Paveikslėlių, nuotraukų, kitų dalykų ir galbūt dar kai kurių dalykų, kurių šitoje ataskaitoje nėra, bet tai apie kai kuriuos, kur aš norėčiau užsiminti, kad tiesiog žinotumėt. Atrodo tokios smulkmenos, bet jos kartais iš tiesų labai padeda mums susitvarkyti, kad tas dokumentas atrodytų tvarkingiau. Tai dabar grįžtam prie pačių nuotraukų. Tada, kada jūs sudedat į dokumentą, vat, sakykime, va čia va buvo į eilę sudėtos 4 nuotraukytės, iš tiesų aš tai manau, kad jokios prasmės kaip ir nėra susidėti tas 4 nuotraukytės, nes niekas praktiškai nesimato tokiam formate. Tai sakyčiau, kad geriausiai būtų palikti kokias 2 nuotraukas, kurios šiek tiek būtų didesnės. Ir tokios taisyklės, kad koks tos nuotraukos turėtų būti dydis, kaip ir nėra, bet yra tokia taisyklė, kad nuotrauka dokumente, iš tikrųjų, kada mes ją išdidinam į lapą, turėtų tilpti mažiausiai ne, daugiausiai galbūt 3 nuotraukos, taip reikėtų pasakyti. Tai reiškia, jos neturi būti tokios didelės, kad būtų per visą lapą ar per pusę lapo, bet, sakykime, jos gali maksimaliai būti tokios didumo, kad užimtų trečdalį lapo. Bet vėlgi, jos gali būti ir mažesnės. Bet jeigu mes dedam į dokumentą nuotraukas, tai atsiminkit, kad dokumente iš tikrųjų nuotraukų dydžiai, stiliai ir visa kita turėtų būti vienodi. Ką aš turiu galvoj, sakydama stiliai, nes tikrai būna, kad uždeda kokius nors rėmelius, vienos ten padaro kokius išblukintus kraštelius, kitos uždeda, kad būtų apibraukti rėmeliai. Tai iš tikrųjų tada, kada mes keliame nuotraukas, nereikėtų nei rėmelių jokių dėti, o tiesiog tas nuotraukas įdėti taip, kad vat, jos būtų paprastai tokios, kokios yra to formato. Ir sakykime, tada, kada aš atsistoju ant pačios nuotraukos, tam pagrindinėme, dabar stoviu ant tos nuotraukos, matot, jinai ta pagrindinė nuotrauka, kuri yra apsitaškavusi, užsidega papildoma auselė formatas ir čia mes galime nusistatyti, koks tos nuotraukos, tarkim, aukštis, dydis ar, kokią mes įsivaizduojam. Tai tarkim, mes galim nuotrauką pasidaryti 10 cm aukščio, jinai bus štai šitokia, mes ją galime pasidėti, bet vėlgi žiūrėkite, kad nepadėtumėt per arti paraštės, maždaug turėtų būti taip, kaip yra sudėliotas visas jūsų dokumentas. Ir aš dabar čia tų nuotraukų pastumti net negaliu, pasakysiu kodėl. Tai iš tikrųjų ir po nuotrauką turėtų atsirasti užrašas. Dabar aš parodysiu, kaip pačiam tam dokumente pabandžiau pasižiūrėti, kaip turėtų iš tikrųjų teisingai atrodyti nuotrauka ir po ją užrašas. Tai vėlgi turėtų būti įdėta nuotrauka, apačioj turėtų būti kelinta tai nuotrauka, pirmas paveikslėlis arba pirma nuotrauka. Ir vėlgi lygiai taip pat kaip lentelėje, tas pirmas turėtų būti pasvirusiu šriftu, o paskui turėtų eiti vat, tos, ką mes matome šitoj nuotraukai. Gali būti dar iš tikrųjų, čia lygiai taip pat tvarkosi nuotraukos, diagramos, paveikslėliai įvairūs. Tai jeigu kažką dedate iš kažkur, tai ten kažkokią tai ar knygos vaizdą, ar dar kažką, tai apačioj turėtų dar būti irgi pasvirusiu šriftu, šiek tiek mažesniu parašytas šaltinis ir nurodyta, iš kur jūs paėmę esat šitą nuotrauką. Bet jeigu tai yra jūsų daryta, tai iš tiesų galima įdėti nuotraukos autorių, nes dažniausiai, jeigu koks nors rimtesnis leidinys, tai yra prašoma nuotraukos autoriaus.
Dar yra tokia taisyklė, tikriausiai galbūt mes šiandien ataskaitose to nenaudojam, bet jeigu koks nors rimtesnis ar kraštotyrinis darbas ar kažkas tai pačiam tekste turėtų būti paminėtas nuotraukos numeris ir kas tenais yra matoma ir kaip tai yra susiję su tuo tekstu. Tai reiškia, kad jūs rašote kažkokį tekstą, ten rašot kažką ir rašot ten pirmajam paveikslėlį, matosi ten tas ir žodžiu, ir tada šalia kažkur tai arba šalia, arba ten kažkur tai tarp eilučių yra įterpta nuotrauka su nuotraukos pavadinimu. Dabar tas grįžtu aš atgal, tas nuotraukos pavadinimas gali užsidėti labai įvairiai. Mes jį galime įdėti per, sakykime, įterpimo auselę ir čia galime nusibrėžti teksto lauką. Piešti teksto lauką, va čia va aš nusibrėžiu po nuotrauką teksto lauką, rašau pirmas paveikslėlis, dedu taškiuką ir čia aprašau, ką aš matau šitoj nuotraukai. Nu, vėlgi, čia susitvarkau tik tais visus šriftus, ką man ten reikia Time New Roman, sakykime, 11 dydį palieku, tik tais pirmas paveikslėlis šiandien uždedu pasvirusi, kad būtų. Ir reikėtų susitvarkyti taip, kad man nesimatytų to teksto lauko, kad tas teksto laukas iš tikrųjų nebūtų apibrėžtas juodam rėmelį, tai aš atsistoju ant to teksto lauko ir kada stoviu ant teksto lauko, vėl einu į auselę formatas ir čia galiu pasirinkti, kad neturėtų, nėra kontūro ir, sakykime, neturėtų užpildo. Tai reiškia, kad mano tas užrašas, toje aš parodysiu, ką reiškia neturėti užpildo ir kontūro. Vat mato, dabar, kai atsistoja, tas užrašas automatiškai jisai kabo ore, nėra įdėtas į tą teksto lauką, nors iš tikrųjų, spraktelėjus, jis yra teksto lauke. Tai aš galiu paimti ir žiūrėkit, jį bet kur nusikelti. Tai man čia yra labai patogu su tais teksto laukais daryti, todėl kad iš tikrųjų aš galiu juos judinti ir persikelti ten, kur noriu. Kada mes parašom pačiam tekste, vat, pavyzdžiui, po apačią nuotraukos, tai mums yra labai sudėtinga pajudinti arba perkelti, jeigu aš tą nuotrauką kažkur tai persikėliau, pasididinau, noriu iš kairės pusės į dešinę ir tada su tais tekstais jau pasidaro problema, šiek tiek tai mums reikia tvarkytis. O kada aš parašau teksto lauke, tai man viskas liuks, aš galiu ją kur noriu ten kelti. Dar kitas dalykas, žinoma, aš galiu, tarkim, po tą nuotrauką pasidėti, sakykime, užrašą, spausti CTRL klavišą, Ctrl klavišą. Matot, mano pelytė dabar pasidarė tokia su pliusiuku. Ir spausti nuotrauką. Ir dabar žiūrėkit. Tiek nuotrauka yra apsitaškavusi, tiek mano tas teksto laukas yra apsitaškavęs. Ir jeigu aš spausiu dešinį pelės klavišą, iškris grupuoti, arba savo meniu, va čia va irgi galiu paspausti grupuoti. Ir mano dabar žiūrėkit, jau ta nuotrauka su visu aprašymu, aš ją galiu kelti, kur noriu, jinai visur keliaus su visu aprašymu. Man tas nuotraukos, sakykime, pavadinimas niekur nepasiliks, nenuklys, jisai bus va čia va prilipdytas prie tos nuotraukos. Dabar, kaip ir sakiau, tarkim, va šitos nuotraukos, va kitos, va, žiūrėkit, aš jų pajudinti negaliu, aš atsistoju su pelyte ir man neleidžia niekur jų pajudinti. Tai ką tokiu atveju reikia daryti? Reikia paspausti va šitą, va, kur yra šalia nuotraukos, arba dešinį pelės klavišą. Spausti ir, žodžiu, galima 3 būdais. Galiu spausti dešinį pelės klavišą, susirasti tokį mygtuką, galiu čia šitą mygtuką spausti, arba galiu formato auselėje irgi paspausti va šitą mygtuką. Ir dabar žiūrėkit, man čia sako, arba tu nori, kad ta nuotrauka būtų priešais tekstą, už teksto, kad jinai, pavyzdžiui, kvadratas būtų, aplink ją apibėgtų tekstas. Mes čia pasirenkam, sakykim, aš noriu, kad būtų kvadratas. Nu ir liuks, dabar žiūrėkit, kas atsitinka su šita nuotrauka, aš ją keliu ir kur noriu, aš ją ten pasidėsiu, matot, ir apibėga aplink ją tas tekstas. Tai, žodžiu, aš ją galėsiu kilnotis, kur norėsiu,
ir galėsiu susitvarkyti savo, sakykime, tą vat, patį tekstą, kuris galėtų būti tas aprašymas nuotraukos, šalia tos nuotraukos, kad jisai būtų. Ir tada labai gražiai galima susitvarkyti patį tekstą. Pavyzdžiui, man čia šitos nuotraukos nereikia, šitos galbūt irgi nereikia. Galime padaryti taip, kad čia va tas tekstas būtų aukščiau, tik tais irgi galiu susitvarkyti taip, kad, sakykime, va čia būtų kvadratas, apibėgtų aplink tai va šitą nuotrauką, iš čia va apibėga, šitą nuotrauką galiu dar žemiau nusikelti ir va taip va galiu susitvarkyti. Va matot, apibėgo aplink šitą nuotrauką su visų užrašu puiku, lygiai taip pat galėčiau susitvarkyti ir šitą nuotrauką, pasididinti, kiek mes ten dydį, man atrodo, 10 darėm, užsirašyti pavadinimą ir susitvarkyti va taip va savo tas nuotraukytes. Tai galbūt tiek apie nuotraukas ir paveikslėlius. Dabar šiek tiek norėčiau grįžti prie lentelių. Neparodžiau, nežinau. Aha, klausk, Vaida. Galėčiau paklausti. Galima. O dabar paklausti norėjau. Gerai, gerai. Sakykime, dabar nuotraukas, ar ne, mes ten einam į viršų, nusistatom, kiek ten norim tų centimetrų, o jeigu aš jas prasitampau, man tas greičiau būtų. Iš kampiuko aišku, kad ten neištampant ir taip toliau. Ar aš čia blogai darau? Jo, čia yra blogai, todėl kad iš tikrųjų tampant mes nežinom nuotraukos tikslių matmenų, o dokumente turi nuotraukos būti vienodi dydžiai. Ir kada tu tampai, iš tikrųjų, tu, pasižiūrėk, visaip gali atsitikti su ta nuotrauka, ne? Tai tada vienas dalykas, tai kad tampant gali iš tikrųjų proporcijos susigadinti, tai jokių būdų taip negalima, kaip aš visą laiką juokauju, sakau, gerai, jeigu moteriškė bus, tai mes ją galim tai padaryti, bet jeigu netyčia tai padarysim, tai tikrai labai supyks ant mūsų, ne? Tai ta prasme, proporcijos išsitampo ir čia iš tikrųjų geriau būtų, kad centimetrus nusistatytumai. Aišku. Ačiū. Gal dar kas nors turit kokių klausimėlių? Gerai, dabar grįžtu prie pačių lentelių. Iš tikrųjų neparodžiau, bet, taip galvoju, kad tikriausiai gal ir mokate, čia buvo lentelė jau įterpta. Jeigu mes grįžtumėm prie įterpimas ir kaip įterpti pačią lentelę, tai auselėje įterpimas, kur yra lentelės, iš tikrųjų visiškai paprastai mes galime nusibrėžti, kokią norime lentelę. Dabar, kada mums iš tiesų, vėlgi, kada mes nusibrėžiam lentelę, matot, atsiranda dvi papildomos auselės – dizainas ir maketas. Mes, aišku, jeigu savo daromės kažką, tai reikėtų tik tais galbūt išlaikyti vienodas lenteles savo dokumente. Bet jeigu iš tiesų darome kažkokias tai lenteles, kur yra vieningi reikalavimai bendrai ataskaitai, tai aišku paliekame tos visiškai paprastus, juodus, tokius plonus, sakykime, tas linijas visas aplinkui, nestorinam jų, nespalvojam kažkaip, tai gali būti taip, kad kartais, pavyzdžiui, kažkokioj lentelėje reikia sulieti keletą stulpelių. Tai jeigu mums reikia sulieti, mes einame į auselę maketas ir čia galime sulieti langelius. Tai čia galime sulieti, vėlgi, jeigu man reikia, aš kažkur tai, pavyzdžiui, galbūt man šito langelio tik reikia, aš galiu dar pasidalinti šitą langelį, klausia manęs dabar kompiuterius, paspaudžiau, žodžiu, padalinti tuos langelius, kiek nori stulpelių, kiek nori eilučių. Man, tarkim, užtenka, kad čia būtų ta viena eilutė, bet būtų 2 stulpeliai, sakau gerai, ir dabar šitą langelį man padalino į 2 stulpelius. Tai galiu ir čia rašyti, ir čia rašyti. Kas dar čia su tom lentelėm, tikriausiai būtų labai svarbu pats lygiavimas lentelėse. Jeigu aš kažką parašau ir, tarkim, aš noriu kažkaip tai lygiuoti. Tai atkreipkite dėmesį į lygiavimą čia, kur yra. Tai lygiavimas yra ne tik, kad pagal kairį kraštą, sakykime, centrą ir dešinę, bet lygiavimas yra ir, tarkim, jeigu mes čia turėsime pradidintą kažkokį tai, pradidintą pačią eilutę, tai žiūrėkit, čia gali būti lygiavimas, dabar nušokau nuo šitos, lygiavimas ir pačioj eilutėj centre, matot,
gali būti ir apačioj. O, čia paspaudžiau jau teksto kryptį, jeigu mums reikia, su teksto kryptim lygiai taip pat lygiavimai gali būti, bet su to teksto kryptim, va, tiesiog spaudžiat keletą kartų gali pasikeisti teksto kryptis. Tai va, vėlgi, čia tų lygiuočių, matot, yra netgi 9. Turėtumėt atkreipti dėmesį skirtingai nuo pačio teksto, kur mes turime tik 4 lygiuotės, kairinė, centrinė, dešininė ir abipusė, tai čia atsiranda štai 9 lygiuotės, kurias galite panaudoti lentelėse. Tai čia tikriausiai pačių lentelių irgi aukštis, plotis. Matot, tai iš esmės, žinot, kaip yra, visko galbūt mes nespėsime taip greitai prabėgti, bet kada mes dirbam su lentelėm, tiesiog skaitykite, kas yra parašyta. Kas yra parašyta, skaitome ir galime pasidaryti tas lenteles. Dar yra iš tikrųjų labai toksai patogus dalykas, kada mes norime konvertuoti. Sakykime, dabar čia, aišku, gal čia biški nelogiška, čia dažniau, kada būna kažkokie sąrašai sudėti į lenteles, galbūt logiškiau. Tai mes, pavyzdžiui, galime pasižymėti lentelę, mūsų klausia, kaip tu nori, kad mes atskirtumėm tas, kas čia yra surašyta. Ar pasraipom, ar tabuliacijos žymėm, ar kabliataškiais, ar kažkokiais kitais, sakykime, simboliais, kuriuos mes galime čia įrašyti. Sakykime, galiu aš čia įrašyti ir, pavyzdžiui, kokį nors klaustuką ir sakau gerai. Ir dabar žiūrėkit, kiekvieną žodį iš tos lentelės man atskyrė tais klaustukais, tas, kas buvo surašyta. Tai reiškia, kada mes turime lentelę, mums nebūtina tą lentelę iš tikrųjų kažkaip tai išsikilnoti tos žodžius ar dar kažkaip tai. Tai visada mes galime pačią lentelę konvertuoti ir būtent tas konvertavimas, va, auselėje maketas, užžymėjus lentelę, mes galime konvertuoti į tekstą. Tai galbūt tiek apie lenteles. Dar vienas dalykas, kurį norėjau iš tikrųjų jums parodyti, tai tarkim, kaip yra įterpiamos pačios nuorodos. Tarkim, va, aš turiu kažkokį tai žodį, aš aišku galiu įterpti ir, sakykime, patį internetinį adresą, jeigu, to reikia. Sakykime, jeigu tekste ten jūs rašote ir rašote, kad adresu tokiu ir tokiu, tada rašote www tenais Radviliškio biblioteka.lt ir įterpėt adresą. Bet kartais būna taip, kad tie adresai būna per kokias 5-6 eilutės, labai ilgi. Tai tada ką reikėtų daryti? Tiesiog galite užsižymėti žodį, einate į auselę įterpimas ir čia, kur yra hipersaitas, va šitoj va vietoj užrašote, įklijuojate tą adresą, kurį norite. Aš dabar tiksliai neatsimenu, .lt. Atrodo taip, nežinau, čia mano merginos galėtų pasakyti. Na va, žiūrėkit, aš įrašiau adresą, sakau, kad man reikia šitą saitą įterpti, sakau gerai. Ir žiūrėkit, mano pasidarė kopijavimo, tas žodis su saitu. Ir dabar, jeigu aš atsistoju su pelyte ant to žodžio, matot, viršui atsiranda www.radviliškio biblioteka.lt, aš matau, koks čia adresas įterptas. Ir jeigu Ctrl, matot, man sako Ctrl ir pelytę paspausiu, automatiškai man atsidarys internetinis adresas, būtent, kurį aš šiandien įklijavau. Tai praktiškai, kad tvarkingai atrodytų dokumentas, jeigu tai yra e-dokumentas, tai iš tikrųjų mes turėtumėm va taip nuorodas įdėti, bet jeigu yra popierinis dokumentas, tai tikrai nereikėtų tų ilgų dėti nuorodų, nes patys suprantat, jeigu mes atsispausdinom, mes tikrai to teksto ten su įvairiausiais simboliais nepersirinkinėsim. Tada kažkaip tai turit sugalvoti, kaip tenais aprašyti, žodžiu, tą internetinį puslapį, į kurį norite nukreipti, arba įdėti kažkur tai į literatūrą ar dar kažkur, bet į patį tekstą ten 5 eilučių adreso tikrai nedėti. Dabar būna taip, kad pavyzdžiui,
nu, kažką tai išsikopijavot iš internetinio kažkokio tai, sakykime, portalo arba, pavyzdžiui, iš Wikipedijos persikopijavot kažkokį tekstą ir atsirado labai daug tų pamėlynavimų, va tų va mėlynų. Tai dabar žiūrėkit, kada mes stovim ant to žodžio ir su pelytės dešiniu klavišu paspaudžiu, atsiranda šalinti hipersaitą. Ir aš paspaudžiu šalinti ir žiūrėkit, mano tas kopijavimo išvis dingo. Tai irgi, kada turime dokumentą, jeigu iš kažkur kažką tai persikopijavot, iš savo internetinių adresų ar dar kažkur, pašalinkit visus tos hipersaitus, kada, nu, tarkim, jeigu tai yra ataskaitai, teikiat informaciją. Tai tuos hipersaitus, kaip ir sakiau, galite apsirašyti kažkaip tai, bet nepalikite to, sakykime, žodžio pamėlynavusio, jeigu iš kažkur persikopinot, kad, nu, tiesiog, kad jis labai negražiai ir atrodys. Nu, reikėtų jį susitvarkyti. Dabar dar vienas dalykas, kuris kartais gali atsirasti arba neatsirasti, nu, nežinau, iš tikrųjų tų visokiausių niuansų gali būti, kada mes turime, sakykime, kažkokį tai tekstą, nu, aš ieškau, kur čia daugiau to teksto būtų prirašyta, na, va čia, va, sakykim. Tai gali atsirasti tai poreikis būti, kad man reikia šitą tekstą sudėlioti stulpeliais. Tai dabar, jeigu man reikia, pavyzdžiui, šitą pastraipą tik tai sudėlioti stulpeliais, aš užsižymiu šitą pastraipą, tik šitą pastraipą ir užsižymiu, einu į auselę maketas ir dabar čia žiūrėkite, stulpeliai yra. Tai atsidarius stulpeliai, aš iškart galiu, aišku, dėliotis į 2, į 3 stulpelius, kaip noriu. Na, sakykime, pavyzdžiui, keliuos į 2 stulpelius ir automatiškai man tą tekstą sudeda į 2 stulpelius. Bet, sakykime, jeigu noriu kažkiek tai pasitvarkyti, aš čia, vat, matot, daugiau stulpelių, pasikviečiau papildomą lentelę ir šitoj dabar papildomai lenteliai, pasižiūrėkit, kas čia yra. Pirmiausiai uždėta varnytė, kur sako, kad tų 2 stulpelių pločiai bus lygus. Tiek pirmo, tiek antro stulpelio pločiai bus lygus. Ir stulpelių pločiai bus 7,36 cm, o tas tarpas tarp tų stulpelių bus 2,29 cm. Jeigu aš galvoju, kad tas tarpas galbūt čia per didelis arba per mažas, aš galiu jį pasimažinti. Žiūrėkit, aš jį mažinos iki 2 cm ir automatiškai mano tie stulpelių pločiai padidėja. Nu, dar pamažinkim, žiūrėkit, va, matot, iškart mažino, nu, dar pamažinkim iki, sakykime, kokio 1. Va, ir žiūrėkit, 1 cm tarp stulpelių, o patys stulpeliai 8 cm pločio. Sakau, gerai, automatiškai, matot, tai pasidaro. Dar kartelį grįžtų į tą pačią lentelę, pasižiūrim, kaip dar galime čia tvarkytis. Aišku, aš galiu darytis 3 stulpelius, galiu pasidaryti, kad vienas stulpelis būtų siauresnis, kitas platesnis, bet aš, sakykime, nenoriu, kad būtų lygus stulpelių pločiai. Ir noriu, kad būtų kokie 4 stulpeliai sudėti. Tegul būna jie 4. Žiūrėkit, automatiškai man sudeda stulpelius, čia nesimato visi, čia dar pavažiavus matosi ir 4 stulpelis. Galiu aš mažinti šitos tarpus arba didintis, čia kaip jau sugalvoju, sakykime, va, 1 pasimažino, nu, kitą dar galiu iki 1 pasimažinti. Žodžiu, kaip sugalvoju. Ir žiūrėkit, jau tie pločiai pačių stulpelių, jie keičiasi šiek tiek. Nu, vat šitą dar pasididinsiu, tą pasimažinsiu. Žodžiu, kaip noriu, taip tvarkaus. Ir čia, kada susitvarkau, sakau gerai ir va, man atsiranda 4 stulpeliai. Dar vienas dalykas, ką čia reikėtų irgi, jeigu jums reikia, gali atsirasti, kada labai vienas stulpelis prie kito, kartais labai sunku skaityti, tai čia gali šiek tiek pagelbėti eilutė, toksai kaip linija tarp stulpelių. Tai pasižiūrėkit, ką jinai duoda. Va, atsiranda linija tarp stulpelių, atsiskiria stulpeliai su tokia linija. Tada, kada jūs rašot, gausis taip, kad nelabai čia galėsit ištrinti tos linijos. Ir kartais būna taip, kad žmonės galvoja, o iš kur ta linija, kaip čia man ją ištrinti?
Tai čia tiesiog reikia žinoti, kada stulpeliais mes rašom, iš tikrųjų atsidaryti va štai čia va tą papildomą meniu ir išsitrinti tą liniją. Neužžymėta tikriausiai pasiėmiau, nes žiūriu, čia man neužsižymėjo. Taip, va, štai šitą nusiėmu. Tai va. Tai žodžiu, jūs turėtumėt va taip patvarkyti su tais stulpeliais, jeigu kartais jie atsirastų jūsų dokumente. Dar vienas dalykas, kurį norėjau parodyti, ypač tada galbūt čia ataskaitom visiškai mums netinka, bet, sakykime, grįžtam prie įterpimo sauselės, bet jeigu, pavyzdžiui, jūs rašote kažką tai arba darote ir dažnai būna bibliotekose su vaikučiais, galbūt kažkokį norite gražesnį dokumentą susikurti, tai būna taip, kad iš tikrųjų mes norime pastraipai suteikti pirmą raidę, tą didesnę, tą vadinamą tokią inicialo raidę. Tai dabar žiūrėkit, kas tai yra inicialo raidė. Tai va čia va auselėje įterpimas, inicialai, kur yra. Žiūrėkit, aš irgi atsidarau. Jūs galite įterpti, va, pasižiūrėkite, mano S raidė padidėjo, arba ta S raidė gali išvis prieš visą pastraipą būti, arba tiesiog mes galime pasirinkti. Na, tarkim, va, aš paprastai tą S raidę įdėjau. Aišku, aš ją galiu čia, va, pasižiūrėkit, per tą liniuotę pasitvarkyti šiek tiek, va, galiu pastumti, galiu iš tikrųjų, va, padaryti jai daugiau oro ir erdvės, galiu iš tiesų atsidaryti, va štai čia, kur yra inicialo pasirinktis, ir va čia va iš tikrųjų pasižiūrėti, per kiek eilučių, va matot, per 3 eilutes, aš galiu padaryti ją per 4 arba per 5, per 6 darysiu tikriausiai, ir tada gaunasi va, štai per 6 eilutes, per visą mano pastraipą. Tai aš gal labai ilgai nesustoju prie tos inicialo raidės, bet tiesiog norėjau ją parodyti, kad, nu, vat kartais jinai iš tiesų mums labai duoda tokio šiek tiek žaismingumo. Ir čia vėlgi, ta raidė, jūs pačią raidę iš tiesų galite pasirinkti, kokią norite. Kada jūs, pavyzdžiui, ten, sakykime, kažką rašysite, tai nebūtinai, kad ta pirmoji inicialo raidė, jinai būtinai turi būti Time New Roman šrifto. Jinai gali būti visiškai kitokio šrifto ir galbūt įdomesnio, kaip tik kažkokią susirandat ir kad ta raidelė iš tikrųjų gražiai žiūrėtųsi tekste pačiam. Tai va, tai čia su inicialo raide, bet ataskaitom tas tikrai netinka. Tiesiog tik norėjau parodyti. Dabar, kas dar gali kartais atsirasti ataskaitose ir ypač rimtesnėse tokiose ataskaitose, kartais atsiranda tam tikros formulės, kurias reikia parašyti. Tai vėlgi įterpimas sauselė ir čia va, jau patys paskutiniai, kur yra 2 simboliukai, pi raidelė, lygtis, ir dabar žiūrėkit, aš paspaudžiau pi raidelę lygtis, kas pasidarė su mano meniu. Atsirado nauja auselė, kuri vadinasi dizainas, ir šitoj naujoj auseliai pasižiūrėkit, kiek visokiausių neaiškių čia tų simbolių ir matematinių veiksmų pasidarė. Na, pavyzdžiui, aš dabar sugalvojau, kad aš noriu parašyti kažkokią visiškai paprastą formulę, rašau A, galiu, matot, klaviatūrai, raidelės klaviatūrai, galiu rinkti simbolius štai čia, rašau lygų ir dabar, pavyzdžiui, man reikia įterpti trupmeną kažkokią. Tai aš, va, žiūrėkit, trupmenos, aš galiu atsidaryti ir pasižiūrėti, kokias man trupmenas duoda. Tai aš paimu, pavyzdžiui, tą standartinę, kad skaitiklis vardiklis viršų ir apačioj būtų. Ir dabar žiūrėkit, atsistoju į viršų, aš čia galiu parašyti 2x ir, pavyzdžiui, apačioj, aš čia dabar iš vis iš oro rašau, tai, ką žinau, 3 plus koks nors x, y, dar kažkas tai. Na va, dabar žiūrėkit, aš jau turiu tą formulę užrašytą, jeigu aš spraktelsiu į tuščią vietą, mano ta formulė labai gražiai visa pasilieka. Jeigu aš pamačiau, kad toj formuliai man yra kažkokia klaida ir čia kažkas negerai, aš vėl spraktelėjau, einu į auselę dizainas ir vėl man čia atsiranda pilna visokiausių formulių.
Dabar tada, kada, nu, va, tai aš čia galiu, va, tarkim, pavyzdžiui, ištryniau tą pliuso ženkliuką ir galiu čia nais vėlgi padėti mažiau arba lygų ženklą, tarkim, jeigu man reikia. Tai dabar visiškai nelogiška, bet, nu, tarkim. Čia iš tikrųjų yra tokios matematiniai tokie simboliai, bet jų tų simbolių yra čia labai daug. Ir vat, atkreipkite dėmesį, kada mes čia atsidaro papildomas dar meniu ir šitam papildomam meniu mes galime susidėti, vat, ypač kada tekstuose kur nors būna graiko abėcėlės raidės, vat, matot, įvairios yra. Galime susidėti kažkokias tai rodiklės. Galbūt tų rodiklių mes, pavyzdžiui, nerandame kažkur simboliuose ar dar kažkur, tai mes galime iš tiesų pasikviesti va, formulės ir čia va, matot, kokios įdomios visokiausios rodiklytės. Galime tų rodiklyčių prisidėti. Galime iš tikrųjų, nu, nežinau, ar mums šiandien bus reikalinga, bet tarkim geometrijai galbūt reikalinga, kada kampas yra tenais nurodomos lygiagrečios tiesės ar statmenos tiesės ar kažkokie statiniai, tai iš tikrųjų galim ir geometrijos čia simbolių susidėti. Tai va čia va iš tikrųjų mes turime papildomą meniu, kurio pagalba mes įterpiam formulės. Nerašinėkit formulių taip kažkaip tai bandydami pakelti tekstą, nuleisti tekstą ar dar kažkaip. Tiesiog suvargstat. Va šitaip atrodo žymiai gražiau, žymiai geriau, nors daugelis iš tikrųjų formulės dar kaip daro per įterpimą ir piešiasi teksto laukus, tą, ką aš rodžiau po paveikslėlių. Iš tikrųjų galima ir po paveikslėlių pieštis teksto laukus. Dabar dar ką aš norėčiau čia parodyti, tai nors pas mane jau sužymėta yra puslapiai, bet puslapio numeris, šiaip galvoju, kad galbūt visi žino, bet pabandysiu iš tikrųjų dar kartelį priminti, kad jeigu mes turime dokumentą, mes paprastai puslapio apačioje žymime puslapio numerį ir dažniausiai dešiniai pusiai. Štai čia dešiniai pusiai. Dabar, kada mes iš tikrųjų susipuslapiuojam, automatiškai man supuslapiuoja visus, bet nuo pirmo puslapio, jeigu tai yra kažkoks rimtesnis dokumentas ir rimtesnio dokumento, sakykime, pirma dalis lapo užima ten kažkokią, ten tokią ir tokią ataskaitą apie tą ir tą, ten tokio padalinio ar dar kažkas, paprastai mes pirmam lape puslapio numerio nededam. Tai tada, kada mes turime, vat matot, mano visas tekstas papilkėjo, kada mes esame tam apatiniam, sakykime, apatiniai antraštiai arba poraštiai reikėtų sakyti, tai mes turėtumėm atsidaryti auselę va dizainas, kuri yra papildoma ir uždėti kitoks pirmame puslapyje. Ir dabar žiūrėkite, kaip gaunasi. Aš turiu pirmą puslapį, pirmam puslapį nieko nėra, o antram, trečiam ir taip toliau mano visi kiti puslapiai yra sužymėti. Tai va čia va visiškai paprastai galime pasidaryti taip, kad pirmam puslapį nebūtų, žodžiu, numeruojama, o visuose kituose sunumeruota būtų. Tai galima, aišku, ir pasidaryti lyginiuose, nelyginiuose puslapiuose, jeigu mes knygą kažkokią tai darome, bet dažniausiai mes darome vieną lapą po kito, ant kitos pusės retai kada spausdiname, tai dabar aš tiesiog nestapteliu prie šitos vietos. Tai va, tai žodžiu, puslapis įsirašo į apatinę mūsų poraštę. Ir dabar, jeigu mes norime išeiti iš šitos vietos, mes vėl 2 kartus spraktelim ir pasižiūrėkit, mano tas tekstas vėl pasidarė ryškus ir aš esu pačiam tekste. Bet jeigu aš norėsiu, va, tarkim, matot, va, mano kursorius čia, aš spausiu Enter, aš nušoksiu į kitą puslapį, bet nepaimsiu to puslapio. Bet jeigu aš noriu, aš 2 kartus sprakteliu ant puslapio, aš galiu jį tvarkytis, tai reiškia, aš galiu pakeisti šriftą, dydį, spalvą ir visą kitą. Dabar čia, kaip ir minėjau, čia ta apatinė poraštė yra ir antraštė. Viršus lapo yra antraštė, apačia yra poraštė. Dabar jūs galite iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, savo kažką tai darot, kažkokį referatą ar dar kažką tai, jūs galit, pavyzdžiui, čionais į viršutinę antraštę įsirašyti kažką, na, tarkim, ataskaitą.
Ir dabar sprakteliu aš čia mūsų dokumente. Ir dabar žiūrėkit, aš įsirašiau į trečią lapą ataskaitą, žiūriu, antram lape irgi yra ataskaita. O pirmam lape buvau paspaudus, kad kitokios antraštės yra pirmame lape, tai nei puslapio, nei tos ataskaitos nerodo. Bet tai ir gerai, kad nerodo, nes iš tikrųjų, nes pirmam lape mes jau ir taip įsivardinam, kad ataskaita. Tai ta, ką mes užrašom antraštėj, eina per visus lapus. Absoliučiai visus lapus, lygiai taip pat kaip ir puslapiai numeruojami per visus lapus. Tai galbūt, sakykime, tiek dar kažkaip tai pagalvojau, gal reikėtų, nežinau, ar kas nors darot ar ne, kada yra, dabar atsidariau nuorodų auselę, kada įterpti puslapio išnašą, tai tarkim, jeigu žodį kažkurį va dabar čia parašyta rodiklis, aš noriu jį paaiškinti, spaudžiu įterpti puslapio išnašą, irgi labai paprastai, ir čia bla 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 paaiškinu, ką šitas žodis reiškia. Jeigu, pavyzdžiui, aš sugalvojau, kad dar man reikia ir šitą žodį paaiškinti, tai vėlgi paspaudžiu įterpti puslapio išnašą, matot, jau automatiškai tas pasidarė pirmas, tas pasidarė antras. Čia bla 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 ir šitą žodį paaiškinau. Jeigu aš eisiu į kitą lapą ir čia, sakykime, vėl atsistosiu kažkur tai, kur man reikia paaiškinti, įterpti puslapio išnašą, o matot, jis jau automatiškai žymi, kad čia trečia išnaša ir man trečiai tą išnašą irgi paaiškinu. Tai va, žinokit, labai greitai tas laikas eina, kada konkrečiai dirbi su dokumentu ir dabar žiūriu, liko 2,5 minutės. Tuoj stabdysiu irgi mūsų tą visą pamoką, bet galbūt dar kažkam tai kažkas knieti labai paklausti. Ar aiškiai aš čia kažkaip šnekėjau, ar nelabai, bent jau. Čia tai viskas labai aišku, bet man buvo tokia situacija, persisinčiau dokumentą ir ten buvo viduryje dokumento papildomai tuščias lapas. Mhm. Man neleido, nesuradau tiesiog, kur pašalinti tą tuščią lapą. Kažkaip vieną kartą pavyko, o antrą kartą nebepavyko. Žiūrėkit, visada įsijunkite va tą va P raidelę. Iš tikrųjų, gali būti taip, kad pavyzdžiui, čia aš tiesiog galbūt įsidėjau, nu vėlgi, čia aš galiu galbūt įsidėti kažkokį papildomą lapą arba galiu pasidaryti kažkokį tai lūžį, pavyzdžiui, puslapio lūžis ir dar kažkur pasidaryti puslapio lūžį. Ir man nepavyksta ištrinti, tai aš tiesiog atsistoju ir va tavo puslapio lūžį ištrinu. Ta P raidelė man parodo, kas tenais yra padaryta, kad man neįsitrina. Labai sudėtinga yra pasakyti, kada nu, taip nematai to lapo, bet iš tikrųjų reikėtų tą P raidelę. Visą laiką naudokite P raidelę, jeigu bus puslapio lūžiai, tiesiog juos tuose vietose ištrinti ir turėtų išsitrinti tas lapas. Nu, bent jau pats paprasčiausias dalykas, gal ten dar kažkaip kitaip buvo kas nors įterpta, tai man labai sunku pasakyti, reikia pasižiūrėti iš tikrųjų. Supratau, pabandysiu. Aha, pasižiūrėkit. Nu, 1 minutę, žinokit, liko. Sustabdžiau dabar mūsų tą dalinimąsi, gal dar kažkam tai kažkokių tai yra klausimų.